Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Valdas Vasiliauskas, poseł na Sejm z partii Drąsos Kelias, z Komitetu Bezpieczeństwa Państwa i Obrony, z Komisji Antykorupcyjnej. Były znany dziennikarz. Labas rytas jums, dzień dobry. Dzień dobry. Kur dabar yra Neringa Venckienė, ar žinot? Dabar Neringa Venckienė nėra Lietuvoje. O kur jinai yra? Spėjame, bet tikrai nežinome, kad yra už Atlanto, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ar turit kontaktus su savo seniūnė frakcijos? Ne, neturim kontaktų. Jokių kontaktų neturim? Jokių kontaktų, išskyrus tai, kad jinai atsiunčia nurodymus savo referentams padėjėjams elektroniniu paštu. Tai jeigu reiškia turit kontaktą elektroniniu paštu, galite rašyti. Taip, bet neturim atgalinio adreso. Be atgalinio. Atsiuntė kažkur, atsiunčia kažkur iš kosmoso? Ne, atsiunčia, matyt, savo draugų pasinaudoja e-mailas, bet ne savo vardu, bet tai yra jos nurodymai, jos laiškai, jos prašymai. Čia savo referentams. Jūs žinojo, kad jinai ketina išvykti, jinai informavo jūs apie tai? Ar irgi buvo staigmena? Tai buvo staigmena, bet... Kada sužinojot, kad jau išvyko ilgam ir negrįžta? Pradingo jinai balandžio 8 dieną, aš paskutinį kartą su ją bendravau balandžio 6, tai prisimenu todėl, kad mes sutarėm, kad tai buvo šeštadienis, kad kitą savaitę rengsim spaudos konferenciją, telefonu aptarėm, aš tuo metu buvau išvykęs, aptarėm, kad kitą savaitę suformulavom temą, kuri bus kitą savaitę, o atsimenu todėl, kad balandžio 9 buvo tas posėdis Seime, kuriame buvo atimta teisinė neliečiamybė. Jinai, matyti, jau žinojo, kad tai bus atimta, neturėjo iliuzijų, jau buvo pažinusi Seimo jėgas ir nuotaikas. Ir balandžio 9 dieną staiga, čia buvo man šiek tiek staigmena, kai jinai nepasirodė, o pasirodė partijos Drąsos Kelias pirmininkas Jonas Varkala, Seimo narys, su jos kalba, kurią jisai perskaitė į Seimo tribūnas. O Neringa Venckienė tuo metu jau buvo toli, įtarėt. Jau buvo toli. Ir pirmas signalas atėjo iš Neringos Venckienės balandžio 16, kai e-mailą, elektroninį paštą gavo jos referentas, nes tą dieną, balandžio 16, buvo jo gimimo diena. Tai jinai pasveikino savo komandos nariai su gimimo diena balandžio 16. Tai buvo pirmas jos signalas, kad jinai yra gyva ir sveika. Ir kad jinai... Jūs nesijaučiate apgauti? Ne, jokių būdų. Kad jūs neinformavo, kad vis tik laikė tai paslapti, jūs nesijaučiat, kad vis tik... Jokių būdų. Pritrūko tokio pasitikėjimo. Ne, jokių būdų, nes kadangi kaip tik atvirkščiai jinai neužkrovė atsakomybės, nes jeigu aš žinočiau, aš būčiau turėjęs... Pasakytumėt dabar mumą, ne? Ne tik jums, bet prokurorams svarbiausia. O iš tikrųjų tai mes nesijaučiam apgauti, kaip tik atvirkščiai mums neužkrauta atsakomybė, nes juk šiaip nieks kitas už Neringa Venckienė į kalėjimą būtų nesėdęs, o mes negalėjome nei padėti, nei... Bet ko bijo Neringa Venckienė? Ko jinai bijo? Bijosi politinio susidorojimo su ją. Už ką? Ką tokio pridirbo, kad jau buvo net tokį susidorojimą? Tai yra, ta istorija tęsiasi 5 metus. 5 metai, kaip pedofilijos byla, yra pakankamai ilgas laiko tarpas, kad prarastum iliuzijas, kad mūsų Lietuvos prokuratūroje ir teismuose galima rasti teisingumą. O iš tikrųjų, jeigu prisiminsi visą istoriją, tai jau jinai yra nuteista. Yra nuteista, nes Aukščiausio teismo pirmininkas ir Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius pasakė, kad Neringa Venckienė yra ne tik teisinės, bet ir politinės sistemos pulinys ir jau Teisėjų taryba yra inicijavusi į baudžiamąją bylą. Dėl teismo pažeminio, kai jinai Panevėžy pasakė, kad jinai netylės ir kad visi... Gerai, bet jinai netyli, bet jinai neturi įrodymų. Ir pasirodė, kad ta sąmokslo teorija yra burbulas. Ir to burbulo jau dabar, kiek galima tikėti, nes... Kaip tai burbulas? Žiūrėkit, jinai turi faktų kažkokių, nes čia viskas dabar tik tai kalbėjo, kad apie kažkokį tinklą pedofilų ir taip toliau. Tai yra faktai, yra mažiausiai 4 lavonai, kurių nežinau, kas juos nužudė. Tai yra pagaliau dukterėčia, kuri yra pagrobta, kuri nežinia kur. Visi faktai yra liudininkai, faktai yra slepiami. Jeigu
teismas priėmė sprendimus dėl mergaitės gyvenamos vietos ir kad pedofilijos nėra, neapklausė nukentėjusios vienintelės. Tai teismas nėra teisingas. Ir kadangi teismų vadovybė jau iš anksto pareiškė savo nuomonę, tai jinai prarado galimybę į teisingą teismą, nes kuris teisėjas, kuris teismas Lietuvos žemesnės instancijos ryšis prieštarauti savo valdžiai. Reiškia, jūs manot, kad tai, kad Lietuvoje yra pedofilų tinklas, tai vienintelis įrodymas tai, kad yra 4 lavonai, taip? O lavonai gali būti dėl kitų priežasčių. Žinoma, gali būti, bet tai neištirta, nes pagaliau neištirta žmogžudystės yra. Ir iš jų tas vienas lavonas yra aukšto rango teisėjas. Vienintelis teisėjas, kuris nužudytas buvo per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Ir net šita byla, šitas nužudymas nėra ištirta. Mes nežinome, kas jį nužudė. Venckienė ruošiasi tarptautiniam skandalui? Jinai pirmiausia ruošiasi prašyti politinio prieglobsčio. Kur? Tai, manau, Jungtinėse Amerikos valstijose ir nebus pirma, kuri bėga nuo nepriklausomos Lietuvos teisingumo. Nes yra garsus kita byla, tai yra Šarūno Paberaliaus, kuris buvo nuteistas Kėdainių teismo ir jisai jau yra gavęs Jungtinių Amerikos valstijų federalinio teismo. Sakant, pirmiausia buvo panaikinti kaltinimai Kėdainių teismo ir antras gavo politinį prieglobstį. Tuo pačiu keliu eina ir Neringa Venckienė. Kaip manot, kada bus jau aišku, ar gausime tą prieglobstį? Čia procedūra, aš manau, yra ilga ir mes tikrai, ačiū Dievui. Ilga, bet nebegalinė, kaip vis tiek. Ne, mes negalim spėti, nežinom, kiek tęsis ir koks nuosprendis. Tik Lietuvoje mes galime spėti teismų sprendimus. Amerikos arba kito nepriklausomo teismo mes teismų sprendimus. Tai jeigu Venckienė gaus tą politinį prieglobstį, tada bandys gintis tarptautinėse Taip, aš manau, kad vis dėlto jinai yra ir viešai pažadėjusi, kad šitos pedofilijos bylos jinai neleis sužlugdyti ir vis dėlto neleis jos užmiršti. O kas bus, jeigu vis tik negaus to prieglobsčio politinio? Jeigu negaus prieglobsčio ir jeigu bus mūsų prokurorai galbūt sugalvos ką nors rimtesnių kaltinimų, tada laukia jos ekstradicija ir grąžinimas į Lietuvą. Teismas čia. Ir teismas čia, bet tai yra kol kas pagal tuos kaltinimus 6, kurie yra pateikti, buvo Seimui 6 kaltinimai. Žinot, tai visi yra juokingi. Jo, būtent, kadangi kaltinimai yra juokingi, tai šiaip tai nieko tokio jau rimto jau negrėstų. Ar verta buvo bėgti ir gal yra kažko, ko mes nežinom ir iš tiesų jinai bijo, kad sės ilgam į kalėjimą. Suprantat, aš manau, kad jinai iš tikrųjų bijo neteisingumo, nes jai buvo atimta trečią kartą teisinė neliečiamybė, pirmą kartą kaip teisėjai, antrą kartą kaip kandidatai į Seimo narius ir trečią kartą kaip Seimo nariai. Žinot, nes Seimas ne vieta, kur galima slėptis nuo Lietuvos teisėsaugos. Ne, tai čia yra ir buvo, tiesiog buvo įvaryta į kampą, nes iš tikrųjų yra pirmą kartą ir antrą kartą prokurorai patikė kaltinimus ir buvo 5 kaltinimai. Ir staiga prabėgus metams prabėgus, jie pareiškė, kad Neringa Venckienė nemažiau kaip 5 kartus spyrė Laimutei Stankūnaitei. Staiga ištraukė iš rankovės dar vieną kaltinimą, patį rimčiausią. Jinai sako, generalinis prokuroras Darius Valys meluoja, jis yra melagis. Prašom parodyti, jinai pripažino, kad jinai priešinosi ir policininkui sudavė 2 kartus, bet aš niekad 5 kartus nespyriau Stankūnaitei. Prašom parodyti įrašą. Ir Darius Valys, generalinė prokuratūra ir Šiaulių prokuratūra staiga parodo 12 sekundžių, kur jinai iš tikrųjų priešinasi policininkui suduoda, 12 sekundžių. O to įrašo, kur neva jis spyrė Stankūnaitei, jie nerodo. Kodėl nerodo? Jo nėra. Tai bet kuris teismas nesutiks priimti sprendimo be įrodymų, nes prokuratūra turės pateikti įrodymus taip toliau. O jie sufalsifikuoti gali bet ką, nes yra toks nurodymas. Jūs vakar spaudos konferencijoje sakėt, kad Venckienė ir būdama išvykusi pateikė 8 įstatymų pataisų, taip, projektų. Taip.
Bet patikrinus Seimo puslapyje to nėra. Tai čia yra procedūra, yra tai, kad jie negali pasirašyti. Tada jie iš tikrųjų... Iškėlė kitų vardų kažkaip? Ne. Yra atsiuntos, kaip minėjau, viena kryptim yra davos nurodymus savo referentas padėjėjams, bet norint užregistruoti, reikia pasirašyti. O pasirašyti, aišku, už ją nieks negali. Nebent mes. Bet aš galiu pasakyti, kad paskutinis jos teisėkūros darbas, tai yra įstatymo projektas, tai buvo baudžiamo proceso ir jos lydinčių įstatymų pataisos dėl sugriežtintų bausmių už vaikų seksualinę prievartą ir taip pat svarbiausia, kad baudžiamo proceso 59 straipsnio pataisa, kad vaikų išžaginimas, vaikų seksualinis prievartavimas įtraukiamas į nusikaltimus, kuriems netaikoma senatis. Čia yra kaip Amerikos pavyzdžiui. Tai jos paskutinis darbas, kurį jinai sugebėjo užregistruoti ir mes kitą savaitę pateiksime Seimo darbotvarkę. Jūsų Drąsos kelias praranda pasitikėjimą ir žmonių palaikymą. Ar jaučiat tai? Ne. Mes, pagal kokią grupelę atėjo paskutinį prie Seimo, tai... Mes jaučiam, kad prarandam pasitikėjimą oficialios žiniasklaidos, taip, bet iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėsim mūsų spaudos konferencijas, mes dėmesio tikrai nesiskundžiam. Gal net jo net ir per daug. Jūs taip ilgai tylėjot, kad dabar jau... Kodėl būtent dabar jūs nusprendėt surengti spaudos konferenciją? Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, šią savaitę sukanka lygiai metai nuo Garliavos šturmo, kai buvo išlaužyti vartai, suniokoti namai ir pagrobta mergaitė, kuri nežinia, kur dabar yra. Ir rytoj mes Kaune Vienybės aikštėje 17 val. Rengiame mitingą šiai liūdnai datai paminėti. Kaip jūs manot, kiek žmonių ateis į tą mitingą, kiek jūs ruošiatės? Jūs leidimą turite oficialų, taip? Taip, žinoma, Kauno savivaldybės turime leidimą. Leidimas yra išduotas kiek žmonių? Yra neribotas skaičius ir aišku, bus geras oras ir daug kauniečių, matyt, ir kitų žmonių važiuos į sodus ir į gamtą, tačiau mes tikimės, kad nebūsim vieni. Jūs kaip buvęs žurnalistas, arba kad dabar jaučiatės žurnalistu jau ar nebe? Širdies giluma. Labiau politikas ar žurnalistas? Ne, labiau vis dėlto aš žurnalistas. Bet vis tik perėjote į kitą. Jaučiatės, kad perėjote į kitą barikados pusę? Ne, jokių būdų. Aš ne pirmą kartą man taip gyvenimas susiklostė. Aš pirmą kartą sovietmečiu buvau labai aukštas valdininkas, buvau Kultūros ministerijos meno reikalų valdybos viršininkas, kur tai yra visų, kaip juokauju, net Donato Banionio viršininkas, 3,5 metų, čia perestroikos Gorbačiovo laikais. Bet man padėjo išlikti ne biurokratų, išlikti taip, kad aš tuo metu irgi buvau aktyvus teatro kritikas ir leido man išsaugoti gyvą nervą, pulsą ir dabar aš irgi stengiuosi rašyti ir išlikti žurnalistu, o netapti politikų arba Seimo narių. O kaip ta žurnalistika mūsų, kaip matot ją iš Seimo nario kėdės, iš tos pusės? Ką manote apie žiniasklaidą Lietuvos priklausomą? Iš tikrųjų, žiniasklaida yra puikių žurnalistų, buvo, bus ir yra, tačiau iš tikrųjų ypač finansinė situacija, ypač po Andriaus Kubiliaus labai neatsakingų, neapgalvotų naktinės reformos žingsnių, kurie smogė labiausiai būtent popierinė žiniasklaida. Ir beje, visa žiniasklaida. Iš tikrųjų, materialinė situacija labai pablogėjo Lietuvos žiniasklaidos, o juo labiau, kad ir reklamos rinka, visa ekonominė situacija yra labai bloga. Todėl mūsų žiniasklaida tapo pirmiausia materialiai priklausoma. O jeigu jinai yra materialiai nesaugi, tada ir žurnalistai Gerai, bet jūs dabar kaip Seimo narys jau galite teikti įstatymo projektus, kad pagerėtų situacija, jūs kaip žinovas šitos srities. Tai kodėl jūs nieko nedarot? Pirmiausia, kodėl nėra įstatymo projektų jūsų paruoštų? Taip, iš tikrųjų priekaištas teisingas yra, bet pirmas dalykas, aš nesu tų komitetų, kurie šitą sritį kuruoja narys, o antra, kaip žinom, Algirdo Butkevičiaus vyriausybė ruošia
mokesčių pakeitimus, bet jie labai ilgai ruošiami ir čia bus tos numatytos lengvatos kaip ir visoje Europoje ir kaip visam pasaulyje. Bet konkrečiai, nes žinau, kad ten darbo grupė dirbo, sukurta vyriausybės Butkevičiaus ir jinai kažkokie esminių pokyčių nepateikė pasiūlymų. Tai turėjo būti iš tikrųjų pakeista, turėjo būti įvesti pagal programą progresiniai mokesčiai, tačiau atrodo, to neliks ir liks viskas po senoje. Dėl PVM mažinimo, ten tikrai žiniasklaidai buvo... Aš matau pagal mokesčių surinkimą, kuris yra tragiškas Lietuvoje, kadangi situacija viso legalaus verslo, kuris nėra šešėlyje, atvirkščiai manau, kad verslas traukiasi į šešėlį dar labiau, nežiūrint visų pažadų, todėl žiūrint pagal mokesčių surinkimą tragiškai ir finansų ministerijos ir kaip jie sunkiai sekasi formuoti kitų metų biudžeto projektą, aš manau, kad tos lengvatos tikrai galima būti irgi atidėtos. Tai būtų, aišku... Žodžiu, ir pokyčių nebus mokesčių politikoje. Tai aš manau, kad bus tragiška ir žiniasklaidai, ir mūsų žurnalistams. Ačiū Jums už pokalbį. Ir prognozės irgi nelabai jau linksmas. Ačiū klausytojams ir geros jiems dienos. Нашим гостем был Valdas Vasiliauskas, посол на СЭМ с партии «Drąsos kelias».